Labas rytas visiems susirinkusiems BNS studijoje, labas rytas prisijungusiems prie tiesioginės transliacijos. Šįryt pradedame 2025 m. pagrindinių šalies ekonominių ir socialinių rodiklių pristatymą. Šalies rodiklius pristatys Valstybės duomenų agentūros generalinė direktorė dr. Jūratė Petrauskienė, rodiklius komentuos ekonomistas profesorius Nerijus Mačiulis bei demografinių tyrimų ir ekspertizių centro vadovas ir Lietuvos socialinių mokslų centro mokslininkas dr. Daumantas Stumbrys. Prašom, Jūratė. Taip. Taigi, labas rytas visiems ir šiandieną aš pristatysiu pagrindinius praėjusių metų statistinius rodiklius, kuriuos apskaičiavo Valstybės duomenų agentūra. Taigi, praėjusiais metais bendrasis vidaus produktas sudarė 84 milijardus kainomis, tai yra realusis metinis BVP pokytis, buvo teigiamas ir sudarė 2,7 procento, didžiausia 1,8 procentinio punkto teigiamą įtaką BVP pokyčiui turėjo paslaugų sektoriaus veiklų rezultatai, pramonė prie metinio BVP augimo prisidėjo 0,6 procentinio punkto, o žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė statyba po 0,1 procentinio punkto. Praėjusiais metais bendroji pridėtinė vertė augo palyginti tolygiai, tai yra 3,2 ir 3 procentais, o žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje bei statyboje atitinkamai 2,1 ir 2 procentais. Žvelgiant į 25 metų BVP ketvirčių pokyčių dinamiką, matyti, kad 25 metai prasidėjo nuosaikiu ekonominiu augimu ir po trumpo sulėtėjimo trečiąjį ketvirtį metus uždarė geras ketvirtasis ketvirtis per 0,7 procento augimas. Praėjusių metų metinė infliacija sudarė 3,4 procento, vidutinė metinė infliacija sudarė 3,8 procento, išliko paslaugų brangimo tendencija. Per metus vartojimo prekės pabrango 2,4 procento, paslaugos 5,7 procento. Valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos kainos padidėjo 1,3 procento, rinkos kainos 3,8 procento. Dažniausiai įsigijamų produktų kainos per metus padidėjo 5,4 procento. Bendrą metinį kainų pokytį daugiausia lėmė maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų, alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių, viešbučių, kavinių, restoranų paslaugų, poilsio ir kultūros bei sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų kainų didėjimas. Praėjusiais metais fiksuotas atskirų energetinių prekių pigimas, tai yra elektros energijos kainos sumažėjo net 14 procentų, suskystintų automobilių dujų 3,3 procento, kietojo kuro 2,5 procento, suskystintų dujų maistui gaminti 1,4 procento, benzino 0,4 procento, šilumos energijos 0,3 procento, tačiau pakilo gamtinių dujų kainos, tai yra 14,7 procento ir dizelinių degalų 6,1 procento. Maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainos padidėjo kiek daugiau nei 4 procentus. Iš vartojimo prekių didžiausią įtaką metinėje infliacijoje turėjo daugiau kaip 5 procentais pabrangęs pienas ir jo produktai, daugiau kaip 7 procentais sūris ir kiaušiniai.
procentais spirituoti gėrimai. Iš vartojimo paslaugų didžiausią įtaką metinėje infliacijoje turėjo daugiau kaip 6 procentais pabrangusios viešojo maitinimo paslaugos, daugiau kaip 5 procentais asmeninių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos ir 13 procentų padidėjus azartinių žaidimų kainos. Pagal suderintą vartotojų kainų indeksą apskaičiuotą praėjusiais metais, vidutinė metinė infliacija Lietuvoje sudarė 3,5 procento ir 0,9 procentinio punkto viršijo ES vidurkį. Praėjusiais metais pramonės produkcijos vertė padidėjo 3 procentais ir sudarė 30 milijardų eurų. Per metus labiausiai padidėjo kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba, tai yra 32 procentais. Labiausiai sumažėjo variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba, tai yra 19 procentų. Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba 16 procentų. Prekių eksportas praėjusiais metais sudarė 37 milijardus eurų, importas 43,5 milijardus eurų. Per metus eksportas padidėjo 0,6 procento, importas apie 5 procentus. Taigi tarptautinės prekybos balansas buvo neigiamas ir sudarė 6,5 milijardo eurų. Daugiausia prekių eksportuota į Latviją, Lenkiją, Vokietiją, į ES šalis. Eksportuotų prekių vertė sudarė beveik 70 procentų bendro šalies eksporto. Daugiausiai į Lietuvą importuota prekių iš Lenkijos, Vokietijos, Latvijos. Iš ES šalių importuotų prekių vertė sudarė beveik 69 procentus bendro importo. Daugiausia eksportuota ir importuota mineralinių produktų, mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos ir chemijos pramonės produkcijos. Praėjusiais metais sausio-lapkričio mėnesiais lietuviškos kilmės prekių eksportas siekė 20,3 milijardus eurų ir sudarė apie beveik 70 procentų viso eksporto. Kaip ir ankstesniais metais lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į ES šalis. Taigi pagrindinės lietuviškos kilmės eksporto partnerės išliko Vokietija, Lenkija, Nyderlandai, Latvija, JAV. Daugiausia eksportuota mineralinių produktų, baldų, apšvietimo įrangos, surenkamųjų statinių, paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų, mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos. 2025 metais gamintojų eksportuotų ir importuotų prekių kainos mažėjo. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos sumažėjo 3 procentais. Didžiausia įtaka tam turėjo rafinuoti naftos produktai, kurie pigo 15 procentų. Virš 5 procentų mažėjo iš ne eurozonos importuotų prekių kainos, iš eurozonos tik kiek daugiau nei 1 procentų. Labiausiai, tai yra 18 procentų sumažėjo importuotos žalios naftos ir gamtinių dujų kainos. Eksportuotų prekių kainos mažėjo nežymiai. Iš eksportuotų prekių didžiausia įtaka darė rafinuotų naftos produktų pigimas 5 procentais. Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta per praėjusius metus padidėjo 3,5 procento ir sudarė 16 milijardų eurų. Per metus mažmeninė prekyba maisto prekėmis padidėjo 1 procentu, ne maisto prekėmis 11 procentų, o automobilių degalų mažmeninė prekyba sumažėjo 7 procentais. Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta beveik nepakito ir sudarė 1 milijardą eurų. Visų transporto rūšių krovinių vežimo apyvarta 2025 metais sumažėjo 0,7 procento,
o krovinių vežimas padidėjo 1,4%. Bendroji krovinių vežimo apyvartoje didžiąją dalį užima vežimas kelių transportų, tai net apie 92%, likusią dalį sudaro geležinkelių transporto apyvarta. Kelių transportų krovinių vežimo apyvarta sumažėjo 0,2%, o krovinių vežimas padidėjo 2%. Geležinkelių transporto krovinių vežimo apyvarta sumažėjo 6%, krovinių vežimas geležinkeliais beveik 5%. Krovinių perkrovimas Klaipėdos valstybinėme jūrų uoste ir Būtinginės terminale pernai padidėjo 10%, keleivių srautai oro uostuose padidėjo 8%. Per 2025 metus statybos įmonės šalyje atliko už 5 milijardus eurų, tai beveik 2,5% daugiau nei prieš metus. Didžiausią įtauką augimui turėjo negyvenamųjų pastatų statybos darbai, jų atlikta 20% daugiau. Pastatų statybos darbai sudarė daugiau nei pusę visų šalyje atliktų darbų. Inžinerinių statybos darbų atlikta 9% mažiau nei prieš metus. Beveik per 25 metų 3 ketvirčius pastatyta daugiau nei 9 tūkstančiai naujų būstų, tai beveik 18% mažiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus. 63% visų pastatytų naujų būstų buvo vienbučiuose ir dvibučiuose namuose, beveik trečdalis visų naujų būstų pastatyta Vilniuje. Būsto kainos per metus padidėjo beveik 11%, labiau pabrango ankstesnės statybos būstai, jų kainos pakilo daugiau nei 11%, o naujos statybos būstai pabrango daugiau nei 9%. Žemės ūkio produkcija per praėjusius metus išliko stabili. Augalininkystės produkcija sumažėjo 0,5%, gyvulininkystės produkcija padidėjo 0,8%. Žemės ūkio produktų supirkimo kainos praėjusiais metais sumažėjo beveik 2%. Augalininkystės produktų supirkimo kainos sumažėjo apie 6%, o gyvulininkystės produktų supirkimo kainos padidėjo beveik 15%. Iš augalininkystės produktų labiausiai sumažėjo javų kainos, tai yra net 10%, o padidėjo vaisių ir uogų 82%. Iš gyvulininkystės produktų padidėjo kiaušinių kainos 49%, galvijų 44%, pieno 14%, o sumažėjo kiaulių supirkimo kainos. Šių metų pradžioje Lietuvoje veikė daugiau nei 660 tūkstančių ūkio subjektų, jie sudarė 73% visų juridinių asmenų registre įregistruotų ūkio subjektų. Pastebima, kad sostinės regione didesnė dalis ūkio subjektų veikia informacijos ir ryšių, finansų ir draudimo, nekilnojamo turto operacijų bei profesinės, mokslinės ir techninės veiklos srityse. Tuo tarpu vidurio ir vakarų Lietuvos regione dominavo kitų ekonominės veiklos rūšių ūkio subjektai. Praėjusiais metais Lietuvoje įregistruota beveik 17 tūkstančių ūkio subjektų, tai 5% daugiau nei 2024 metais. Didžiausias ūkio subjektų registracijų skaičius fiksuotas statybos, prekybos bei profesinės, mokslinės ir techninės veiklos srityse. Ypač sparčiai augo nekilnojamo turto operacijų veiklą nurodžiusių ūkio subjektų skaičius, tai yra 28%, tuo tarpu prekybos sektorėje ūkio subjektų registracijų skaičius sumažėjo 14%. Apie 65% visų naujai įregistruoto ūkio subjektų sudarė mažosios bendrijos, jų skaičius per metus išaugo 6%.
2025 metais registruoti 964 bankrutuojantys ūkio subjektai, tai 11% mažiau nei 2024 metais. Bankrutuojančių subjektų skaičius mažėjo visose ekonominės veiklos srityse, išskyrus apgyvendinimo ir maitinimo sektorių, kur jis išaugo net 44%. 2020 metų trečiojo ketvirčio pabaigoje šalyje buvo 32 tūkstančiai laisvų darbo vietų samdomiems darbuotojams. Tai yra 2 tūkstančiais daugiau nei prieš metus. Daugiausia laisvų darbo vietų praėjusių metų trečiąjį ketvirtį buvo transporto ir saugojimo, viešojo valdymo ir gynybos, privalomojo socialinio draudimo bei pramonės įmonėse. 2025 šalyje buvo beveik 1,5 milijono užimtų gyventojų, apie 108 tūkstančiai bedarbių ir 920 tūkstančių ekonomiškai neaktyvių gyventojų. Per metus užimtų gyventojų skaičius nežymiai sumažėjo, tai yra tik tai 0,1%, bedarbių skaičius sumažėjo 3,6%, ekonomiškai neaktyvių gyventojų skaičius padidėjo 16 tūkstančių. Praėjusiais metais nedarbo lygis šalyje šiek tiek sumažėjo ir sudarė 6,9%. Ilgalaikio nedarbo lygis padidėjo 2,5%. Praėjusiais metais vidutinis mėnesinis bruto, tai yra iki mokesčių darbo užmokestis padidėjo 8% arba 187 eurais ir sudarė 2410 eurų. Atskaičius mokesčius, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis padidėjo beveik 8% arba 106 eurais. Realusis darbo užmokestis per metus padidėjo beveik 4%. Bruto darbo užmokestis tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuose augo vienodai po 8%. Darbo užmokestis didėjo visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse ir įstaigose. Didžiausią bruto darbo užmokestį gavo informacijos ir ryšių darbuotojai, tai yra vidutiniškai apie 4121 eurą, bei finansinės veiklos ir draudimo įmonių darbuotojai vidutiniškai apie 4000 eurų. Taigi apžvelgiau gana gerus ekonominius rodiklius, dabar pažvelkime ne į tokią optimistinę demografinę situaciją. Šių metų pradžioje Lietuvoje gyveno 2 887 tūkstančiai nuolatinių gyventojų, tai yra 3,8 tūkstančiais mažiau nei prieš metus. Neto tarptautinė migracija išliko teigiama, tačiau sumažėjęs atvykusių iš Baltarusijos, Tadžikistano, Azerbaidžiano, Kirgizstano bei Indijos skaičius turėjo neigiamos įtakos bendrajam gyventojų skaičiaus sumažėjimui. Kiti demografiniai rodikliai, kaip ir ankstesniais metais, taip pat turėjo neigiamą įtaką Lietuvos gyventojų skaičiaus kitimui. Praėjusiais metais gimė beveik 17,5 tūkstančio kūdikių, tai 8% mažiau negu 2024. Tai rekordiškai mažas kūdikių skaičius. Mirė daugiau nei 37 tūkstančiai žmonių, panašiai kaip 2024 metais. Praėjusiais metais iš Lietuvos emigravo 28 tūkstančiai gyventojų, tai 165 mažiau negu 2024 metais, iš jų beveik 10 tūkstančių buvo Lietuvos Respublikos piliečiai. Tai yra 2% daugiau nei 2024 metais. Imigravo beveik 45 tūkstančiai žmonių, beveik 14% mažiau nei 2024 metais. Apie 27 tūkstančius imigravusių buvo užsieniečiai, daugiau nei pusė, tai yra 62% jų darbingo amžiaus vyrai.
Praėjusiais metais į Lietuvą grįžo gyventi 18 tūkstančių Lietuvos Respublikos piliečių. Tai sudarė kiek daugiau nei 40% visų imigravusiųjų. Palyginti su 2024 metais grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių buvo 742 mažiau nei 2024 metais. Lyginant su 2024 metais, 2025 metų ekonominių vertinimų rodiklis, atspindintis gyventojų ir verslo pasitikėjimą Lietuvos ekonomiką, pagerėjo, nors didžiąją metų dalį išliko neigiamas. Tai reiškia, kad didesnė dalis Lietuvos įmonių skeptiškai vertino esamą situaciją ir būsimas perspektyvas. Kai kuriais mėnesiais situacija buvo pastebimai pagerėjusi, pasiekdama aukščiausią reikšmę rugpjūtį, tačiau vėliau nuotaikos vėl pablogėjo. Pramonėje pasitikėjimas Lietuvos ekonomikos padėtimi ir perspektyvomis iš esmės nepasikeitė, o nuotaikos visus metus išliko labiau santūrios nei optimistinės. Statybų sektoriuje praėjusiais metais padėtis buvo geresnė nei 24-aisiais, išskyrus vasaros mėnesius. Paslaugų sektorius beveik visus metus įsiskyrė pozityvesnėmis nuotaikomis, o tai rodo didesnį šio sektoriaus atsparumą bendrame ekonomikos kontekste. Tuo tarpu prekybos sektoriuje situacijos vertinimas pagerėjo tik metų pabaigoje. Nors gyventojai ekonomiką praėjusiais metais vertino skeptiškiau, pasitikėjimas išliko teigiamas. Praėjusių metų pabaigoje gyventojai prasčiau nei prieš metus vertino tiek savo namų ūkio finansinės, tiek šalies ekonominės padėties pasikeitimus. Gyventojų besitikinčių namų ūkio finansinės padėties gerėjimo ateityje dalis sumažėjo 6 procentiniais punktais ir sudarė 25%. Teigiančių, kad padėtis blogės dalis išaugo nuo 8 iki 12%, gyventojų manančių, kad šalies ekonominė padėtis ateityje gerės, dalis sumažėjo nuo 33 iki 23%, 33% gyventojų manė, kad ji blogės. Savo esamos finansinės padėties vertinimai per metus iš esmės nepasikeitė. 57% gyventojų atsakė, kad jie daugiau ar mažiau sutaupo, 5% teigė, kad turi leisti santaupas arba skolintis. Per metus padidėjo gyventojų, teigusių, kad išleidžia viską, ką gauna dalis. Taigi, apibendrindama praėjusius 2025 metus, norėčiau pasidžiaugusti augusią Lietuvos ekonomiką, gerais įmonių rodikliais, didėjusių darbo užmokesčių. Verslo nuotaikas atspindintis ekonominių vertinimų rodiklis beveik visus metus išliko neigiamas, tačiau buvo žymiai geresnis nei 2024 metais. Tačiau kartu būtina atkreipti dėmesį į gilėjančius demografinius iššūkius, rekordiškai mažą gimstamumą ir mažėjantį gyventojų skaičių. Dabar kviečiu žodį perimti kolegas ekspertus. Ačiū, Jūrate. Nerijau. Sveiki. Jūratė tikrai daug statistikos iškalbingos pateikė ir manau, akivaizdu, kad žiūrint į daugelį rodiklių, mes matome, jog buvo išskirtiniai metai teigiama prasme. Beveik visiems sektoriams buvo spartus augimas, ypač tą matome paskutinį praėjusių metų ketvirtį. Turbūt viršijo daugelį prognozių tas augimas ir buvo tikėtina, kad bus vienas iš sparčiausių visoje Europos Sąjungoje. Ir apskritai jau praėję 5 metai buvo tokie,
kur Lietuvos ekonomika išsiskyrė visame regione, gerokai pralenkė ir Latvijos, ir Estijos ekonomikų augimą. Ta matėme ir praėjusiais metais ir tikėtina tai tęsis ir šiais metais. Ir galima tik tai kelis, turbūt nedidelius sektorius išskirti, kurie susiduria su rimtais iššūkiais ir galbūt net ir didėjančiais iššūkiais. Tai, kaip ir minėjo Jūratė, tai yra ir maitinimo sektorius, kur ir bankrotų skaičius padidėjęs ir apyvartų augimo kol kas nėra. Yra kai kurios žemės ūkio sektoriaus įmonės, kur matome dėl žemų kainų žemės ūkio produkcijos taip pat yra nemažai iššūkių. Ir turbūt vienas didžiausių sektorių ir labiausiai pažeidžiamų sektorių yra pramonės sektorius, kur pastarąjį pusmetį ten augimo beveik nebuvo ir nors, kaip girdėjote, prie visų metų BVP augimo pramonė prisidėjo 0,6 punkto, antrą pusmetį buvo gerokai kuklesnė ta įtaka, artima nuliui. Ir aišku, kad tai yra susijęs su didesniais importo muitais iš Jungtinių Amerikos valstijų, kur tiesiogiai ir labiau netiesiogiai turėjo neigiamos įtakos, didėjanti konkurencija ir ES viduje, ir už ES ribų. Tai matome, kad turbūt ir šiais metais tos neigiamos tendencijos bent kai kuriuose pramonės sektoriuose tęsis. Tai yra, aišku, tekstilės, chemijos prekės, ten, kur arba didelė priklausomybė nuo darbo sąnaudų, arba nuo energijos išteklių kainų augimo tikėtis sudėtinga. Ir iškalbingas turbūt rodiklis, kurį taip pat paminėjo Jūratė, yra eksporto augimo, prekių eksporto augimo beveik nebuvo, tuo pačiu metu importo augimas viršijo 5%, didėja prekių užsienio prekybos deficitas, tai irgi paprastai yra indikatorius, kad mažėja kaštų konkurencingumas, sunkiau yra eksportuoti, tuo pačiu metu priklausomybė nuo importo nemažėja, iš dalies ir dėl to, kad išlieka didelė paklausa vartojimo prekių ir taip pat investicinių prekių. Tai šie metai turbūt bus labai panašios tendencijos kaip ir praėjusiais metais, tik tai dar labiau amplifikuoti. Dvigubai turbūt sparčiau augs vidaus vartojimas ir dėl fundamentalių priežasčių, sparčiai augančios pensijos, minimalus atlyginimas, bet ir dėl vienkartinių priežasčių, tai yra atsiimami pinigai iš ilgalaikių santaupų iš pensijų fondų, dalis jų išleidžiami, taip pat paskatins paklausą. Taip pat, aišku, matysime šiemet ir sparčiai augančias investicijas, viešo sektoriaus investicijos į infrastruktūrą, į gynybą, rekordiškai didelė ES parama tiek iš RRF, tiek iš kitų struktūrinių fondų, tai irgi paskatins ekonomikos augimą ir valstybės ir apskritai valdžios sektoriaus biudžeto deficitas didėja maždaug procentinių punktų, tai irgi yra teigiamas impulsas ekonomikos augimui, bet aišku prisidės ir prie kainų augimo. Kas dar nebuvo paminėta, reikėtų turėti omeny, kad praėjusiais metais paskolų portfelis tiek verslui, tiek gyventojams augo maždaug 16%. Vėlgi vienas sparčiausių augimų visoje ES irgi prisidėjo prie to, kad investicijų augimas turbūt buvo pats sparčiausias ES. Nėra galutinės statistikos, bet bus panašu, kad augimas didesnis negu 15% praėjusių metų. Tai yra tikrai įspūdingas šuolis ir Lietuvos investicijos pasiekė 25% BVP, tai yra aukščiausias lygis per daugiau negu 15 metų. Tai dar šiek tiek galbūt žiūrint į verslo lūkesčius, Jūratė minėjo, kad buvo svyravimų nemažų, taip verslas, ypač pramonė, gana atsargiai ir skeptiškai vertino perspektyvas praėjusiais metais. Šių metų pradžioje mes matome šiek tiek geresnius lūkesčius sausio mėnesį. Vėlgi, labiausiai teigiamai perspektyvas ekonominės ir augimo galimybės vertina į vidaus rinką orientuoti sektoriai, vėlgi dėl mano minėtų priežasčių. Vidaus paklausa auga, užimtumas rekordinėse aukštumose, darbo užmokesčio augimas tiek nominalus, tiek realus lieka vėlgi vienas sparčiausių ES. Tai verslams, kurių pagrindinis pajamų šaltinis yra šalies vidaus rinkoje, čia bent jau artimiausi metai nusimato labai geri. Na ir dar vienas sektorius, kurį čia verta išskirti turbūt ir vėlgi minėta statistika, statybų būsto rinkoje sandorių skaičiaus augimas
praėjusiu metu pabaigoje jis beveik pasiekė tą 2021 metų rekordinį lygį, kur mes jau galvom, čia nepavyks jo pasiekti niekada, bet visiškas klėstėjimas būsto rinkoje, vėlgi iš dalies dėl to, kad pirkėjai tikėjosi labai gerų 2026 metų ir daugelis norėjo užbėgti įvykiams už akių, įsigyti būstą, dažniausiai nebe pirmą būstą, už dar nepadidėjusią kainą ir tai vėlgi sukėlė ne tik sandorių šuolį, bet ir būsto kainos padidėjusios daugelį miestų bent 10%. Tai tiem, kurie ruošiasi investuoti pensijai kauptus pinigus į būstą, čia nėra labai geros naujienos, bet nekilnojamo turto vystytojams statantiems būstus, aišku, čia vėlgi dar vieni turbūt rekordiniai geri metai artėja. Tai vėlgi apibendrinant, iš tiesų galima pasidžiaugti, kad Lietuvos ekonomikos augimas išliko vienas sparčiausių regione, visi išankstiniai indikatoriai rodo, kad tokie metai bus ir šie, bet yra probleminių sričių, ypač eksportuojantys sektoriai, kur konkurencingumas kaštų mažėja ir net ir džiaugiantis, žiūrint, šiemet turbūt matysime vėlgi labai spartų BVP augimą, reikėtų neįsijausti į per daug džiaugiantis, čia aš dabar kalbu labiau į ekonominės politikos formuotojus, prie spartaus ekonomikos augimo dažnai kyla noras išleisti vis daugiau pinigų, daugiau perskirstyti per biudžetą, bet nuo to turbūt reikėtų susilaikyti. Akivaizdu, kad gyvename labai didelio neapibrėžtumo ir didelių iššūkių tarptautiniam kontekste aplinkoje. Ir prie tos aplinkos turbūt reikėtų žiūrėti, kaip čia išsaugoti Lietuvai išorinį konkurencingumą, o ne kaip dar labiau didinti perskirstimą per biudžetą, didinti mokesčius. Tai turbūt tokios bus pagrindinės išvados, gal ir rekomendacijos. Ačiū labai ekonomistui profesoriui Nerijui Mačiuliui už optimizmą. Daumantai, netokios optimistinės demografinės tendencijos. Apžvelkite. Ačiū. Taip, labas rytas visiems. Tai viena vertus galima sutikti su jūsų išsakyta ta tokia nuomonė, kad tos demografinės prognozės iš tikrųjų yra gana pesimistinės ir demografinė situacija dabar yra gana prasta, bet kita vertus galima išvelgti ir tam tikrų pozityvių dalykų. Tai gal pradėsim nuo to bendro gyventojų skaičiaus, iš esmės jis yra sumažėjęs keliais tūkstančiais gyventojų palyginus su pernai metais, bet tas sumažėjimas nėra didelis, panašią tendenciją, panašios tokius pokyčius matėm 2021 metais. Ir žiūrint į tą bendrą gyventojų skaičių, galima turbūt pasakyti, kad mes tęsiam tą pastarosius 6-7 metus esantį tokį ganėtinai stabilų laikotarpį. Jeigu pasižiūrėtume į ankstesnius metus, tai matytume, kad ir būdavo -30 000 gyventojų ir dar daugiau priklausomai nuo metų. Turėjom tokią stabilų populiacijos traukimąsi, tai dabar 7 metai yra stabilios tokios populiacijos stabilizavimosi, galima sakyti. Ir to priežastis, aišku, yra susijusios su migracija, su pozityviais migracijos srautais. Kas galbūt labiausiai, taip, kaip čia pasakyti, negatyvu arba neramina, tai yra neigiamas natūralios gyventojų kaitos rodiklis. Tai yra, kad mirčių turime gerokai daugiau negu gimimų ir jeigu mirčių tas skaičius yra apie 37 000, tai gimimų šiais metais turbūt vargu ar priartėsime prie 18 000, dar kai bus patikslinti duomenys, dabar yra virš 17 000. Tai yra tikrai mažas skaičius ir neigiama natūrali gyventojų kaita yra, taip grubiai kalbant, -20 000 gyventojų. Tai taip, kad įsivaizduot, mes turim 18 000 gimimų ir dar mums trūksta dar 20 000, kad užtikrintume tą natūralią gyventojų kaitą. Tai, o kas ją užtikrina arba kas ją kompensuoja savotiškai, amortizuoja šitos pokyčius, tai yra migracija. Ir dabar mes matom pastaruosius, kaip minėjau, keletą metų, tuos migracijos rodiklius pakankamai pozityvius, tai yra daugiau gyventojų atvyksta negu išvyksta. Ir
nors iš užsienio ar ne atvykusių žmonių skaičius šiek tiek sumažėjo, imigrantų skaičius, bet kas tikrai labai pozityvu mano supratimu, tai mes turim vėlgi turbūt 7 metai iš eilės teigiamus grįžtančių Lietuvos piliečių skaičius. Tai yra daugiau Lietuvos piliečių sugrįžta negu išvažiuoja. Tai tikrai yra pozityvu ir tai rodo, kad Lietuva ne tik patraukli, Lietuvos ekonominė arba bendrai Lietuvos situacija, ne tik patraukli trečiųjų šalių piliečiam iš mažiau ekonomiškai išsivysčiusių šalių, bet ir patraukli tampa jau grįžtantiems daugiausiai iš vakarų Europos šalių. Tai čia tikrai mes matom, ir aš noriu pasidžiaugti šitais rodikliais, čia tikrai, man atrodo, yra pozityvus dalykas. Kalbant apie gimstamumą, kaip minėjo, tikrai tas absoliutus gimusių skaičius yra mažas, rekordiškai mažas. Ir suminis gimstamumo rodiklis arba kiek vaikų tenka vienai reproduktyvaus amžiaus moteriai irgi yra mažas, jis dar nėra paskelbtas, bus paskelbtas metų viduryje, bet jis tikėtina bus mažesnis, nes absoliutus skaičiai mažesni ir bus artimas vienetui. Tai yra vienas vaikas vidutiniškai gimsta arba vieną vaiką vidutiniškai pagimdo. Tikėtina, kad bus šiek tiek daugiau, bet bus artimas vienetui. Tai viena vertus tai tikrai labai mažas rodiklis, kita vertus pasižiūrėjus, kas vyksta kitose Europos šalyse, gimstamumo rodiklių kryptis yra labai panaši ir netgi tokios šalis, kurios turėjo pakankamai didelius rodiklius, tai yra Prancūzija ir Švedija, ir čia arti esanti visai Suomija, ar ne, kur tokios šalis kaip savotiškai etalonai, ar ne, tiek šeimos politikos, tiek turinčios vienus aukščiausių gimstamumo rodiklių, dabar susiduria su labai panašiom tendencijom ir ten gimstamumo rodikliai yra 1,2, 1,4, 1,6 Prancūzijai, tai tikrai yra maži ir čia mes viena vertus patenkam į, tos globalius pokyčius, ar ne, patiriam, kur daugelis valstybių patiria panašias tendencijas, mokslininkai tai sieja su multikrizėm, neužtikrintumu, tai yra karas, pandemija, palūkanų krizė, visi šitie procesai, lėmė tai, kad daugelis atideda sprendimą susilaukti vaikų. Tai nereiškia, kad vaikų neturės ir tikėtina, kad po to kritimo suminis gimstamumo rodiklis pradės atsistatinėti kažkada, labai norėtųsi, kad tai vyktų artimiausiais metais. Ir dalis jaunų šeimų atideda tą sprendimą susilaukti vaikų ir kada tai bus, sunku pasakyti, ar ne, bet mes žinom, kad atidėjus tą sprendimą vis tiek absoliutus gimusių vaikų skaičius mažėja. Kalbant apie mirtingumą, tai mes matome tikrai 3 metų tą skaičių gana stabilų mirusių žmonių ir jisai sugrįžo į tą prieš pandeminį lygį, tai čia mes žiūrint į vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodiklius, kurie taipogi dar nepaskelbti pernai metų, tai mes matom tikrai pozityvius dalykus ir gyventojų sveikata gerėja, vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė ilgėja ir kas džiugu, kad dabar paskutiniai duomenys, ką rodo mūsų atliekamų tyrimų, kad vyresnio amžiaus gyventojų sveikata gerėja. Tai čia mes vėlgi galime pasidžiaugti šitais procesais. Ir paskutinis dar komentaras turbūt būtų apie migraciją, kad viena vertus mes sakom, kad migracija arba imigracijos rautai savotiškai kompensuoja mažą gimstamumą, mažą gimusių skaičių, bet tik tai reikia suprasti, kad tai keičia mūsų demografinę struktūrą. Jeigu gimsta kūdikiai, vaikai, tai yra mokiniai, paskui darželius eina, tai tie, kas atvyksta, arba ta kompensacija yra darbingo amžiaus gyventojų. Ir Lietuva dar išsiskiria tuo pastaraisiais metais, kad didelė dalis atvykusių, 3/4 yra vyrai. Tai keičia demografinę struktūrą, darbingo amžiaus gyventojų struktūrą ir ilgainiui tai pakeis ir, aišku, senstančią populiaciją, tai turi poveikį ir senstančiai populiacijai. Dabar trumpalaikėje perspektyvoje tai savotiškai amortizuoja visuomenės senėjimą, nes tai yra darbingi jauno amžiaus gyventojai. Tai tokios būtų mano tokios komentarai. Ačiū.
Dėkoju labai Demografinių tyrimų ir ekspertizių centro vadovui ir Lietuvos socialinių mokslų centro mokslininkui, daktarui Daumantui Stumbriui. Ačiū rodiklius komentavusiam ekonomistui profesoriui Nerijui Mačiuliui ir rodiklius pristačiusiai Valstybės duomenų agentūros generaliniai direktoriai daktarei Jūratei Petrauskienei. Tiesioginę transliaciją baigiame. Gražios dienos.